Biologiniai nuotekų valymo įrenginiai tampa išeitimi tiems, kas neturi galimybės prisijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų. Ir nebūtinai turime kalbėti tik apie individualius namus. Biologinių nuotekų valymo įrenginius sėkmingai diegia ir nedidelių kvartalų vystytojai, juos pamėgo tokių esančios gyvenvietės, administracinės paskirties objektai irgi nuotekas valo tokiais įrenginiais. Todėl dar sykį pakalbėkime apie juos, nes rinkoje siūlomų įrenginių tikrai netrūksta. Ir lietuviškų, ir atvežtų iš užsienio. Taip, iš tiesų, tai į Lietuvą atvyksta įvairių gamintojų nuotekų valymo įrenginiai. Bet kaip bebūtų gaila, tai jie nėra efektyvūs, ne visi nuotekų valymo įrenginiai efektyvūs. Lietuvoje yra reikalavimai, kad nuotekos būtų išvalomos iki tam tikrų parametrų. Tai vėlgi, klientas pirkdamas nuotekų valymo įrenginį, jis turi atkreipti dėmesį į jo efektyvumą, į jo išvalymo parametrus, kaip pavyzdys fosforo išvalymo efektyvumo, bendrojo azoto ar kitų elementų. Be abejonės vėlgi visą laiką klientas gali pasitikrinti, susijęti pardavėjo pateikiamus dokumentus tai, kas yra reglamentuojama. Tai yra labai lengva, paprasta. Internete paimti nuotekų tvarkymo reglamente, kuriame yra rašomi, kokie turi būti nuotekų valymo įrenginiai išvalymo parametrai. Taipogi, ką reikia dar pabrėžti, kad pirkdamas nuotekų valymo įrenginį žmogus, jisai tikėtina, kad turėtų jį naudoti ne vienas ar kitus metus. Tai yra 5, 10, 20 ar 30 ar dar daugiau metų. Tai reikia įsigyti nuotekų valymo įrenginį, kad jisai būtų ilgaamžiškas ir tikrai atitiktų Lietuvos Respublikos reikalavimus. Galite atsakyti, juk ir pieną siūlo ne vienas gamintojas, ir cukraus galima rasti įvairaus. Tai koksgi stebuklas yra tas nuotekų valymo įrenginys? Jisgi tiesiog atlieka savo funkciją. O už įrengimą brangiau mokėti nenorite ir turbūt sutiksite, kartais net nepaklausite tiekėjo ar pardavėjo, kokius dokumentus jis gali pateikti. Tai nuotekų valymo įrenginiai turi būti, prie jų seka turėtų būti tai techniniai pasai ir žinoma ES atitikties deklaracijos. Jeigu šių dokumentų pardavėjas nepateikia, tai pagalvokite, ar tikrai ta įranga atitinka mūsų reikalavimus normas. Tačiau tam, kad nuotekų valymo įrenginys sėkmingai veiktų, jį būtinai reikia tvarkingai sumontuoti. Jeigu pasakysite, kad pakanka iškasti duobę, joje sumontuoti įrenginį ir sujungti vamzdžius, šiek tiek klystate. Čia irgi reikia ir patirties, ir kompetencijų. Dar būna susiduriam ir su tuo, kad ten, kur darytas tyrimas, parodo vieną, o kitam namo kampe rodo jau visai ką kitą. Čia yra gamta, žemė ir tu nieko nuo to neišvengsi, o projekte nubrėžta. Svarbiausia atitikti reikalavimus, tai yra atstumų išlaikymai nuo gręžinių, nuo kaimyno, nuo kelio, nuo N, kur reikia, ir tada šiek tiek pakoreguojam vietą, tada automatiškai turi būti koreguojamas ir projektas. Jeigu išsirinkote gamintoją, pagal savo namų ūkio poreikius pasirinkote įrenginį, nepamirškite, kad pats savaime jis nepradės veikti. Tam, kad nuotekų valymo įrenginys atliktų savo darbą taip, kaip jūs tikitės ir kaip gamintojas numatė, reikia visą biologinę sistemą paleisti, arba užvesti, arba įjungti. Žodžių galima prigalvoti įvairių, tačiau visas šis procesas tai nepaprastas mygtuko paspaudimas. Reikia pabrėžti tai, kad nuotekų valymo įrenginiai, jeigu yra noras, kad jie tikrai tarnautų taip, kaip gamintojai deklaruoja, juos reikia atitinkamai sureguliuoti ir atitinkamai paleisti jiems startą arba kitaip tariant užkratą. Tai kas yra užkratas? Tai arba kas valo, filtruoja nuotekas. Tai nuotekas filtruoja, tai mikroorganizmai, vėlgi jų, tai yra tam tikrų rūšių, vėlgi jų reikia prileisti, kaip yra tautoje kalbama, galbūt tik tais vos tai kibirą, bet tai yra mitas ir tai yra netiesa. Patys nuotekų valymo įrenginiai, jie neužsiveda taip, kaip galbūt gražiai pardavėjai kalba. Ir nepamirškite, kad priimtas sprendimas dėl nuotekų valymo įrenginio jūs lydės tikrai ne vieną dešimtmetį.